komanda pateko į Europos moterų futbolo čempionato finalą. Pusfinalyje pasaulio čempionės po pratęsimo 1:0 įveikė praėjusio Europos čempionato sidabro medalininkės Vokietijos futbolininkės. Pagrindinio laiko metu daugiau pavojaus kėlė Ispanijos futbolininkės, tačiau progų pasižymėti turėjo abi komandos. Nei vienai to padaryti nepavyko, tad lygiai taip pat kaip pirmajame čempionato pusfinalyje tarp Italijos ir Anglijos rinktinių, komandoms reikėjo papildomų 30 minučių. Lygiai taip pat kaip pirmajame pusfinalyje jų ir užteko. Pastaruosius 2 metus geriausia pasaulio futbolininkė pripažinta Aitana Bonmati 113 minutę pastebėjo laisvą plotą, kurį artimajame vartų kampe paliko Vokietijos vartininkė Ann-Katrin Berger ir puikiu smūgiu išvedė ispanės į finalą. Ispanijos futbolas vėl karaliauja Europoje. Užpernai auksą pasaulyje laimėjo moterys, pernai Europoje triumfavo vyrai. Dar vieno aukso sieksianti Ispanijos rinktinės gynėja Irena Paredes sako, dėl to reikėjo ilgai dirbti. Dabar Ispanijos futbolas išgyvena nuostabų laikotarpį, nes daugybę metų norėjome tai pasiekti. Tai ne visuomet būna lengva, šiandien taip pat buvo sunku, reikėjo viską daryti per sukastus dantis. Vokietijos rinktinės gynėja Rebeka Knack liūdėjo dėl neišnaudotos galimybės. Ji pripažino, kad nors sunku,